Po dienos darbų atsiguliai poilsiui. Šiandien buvo veiklos kupina diena, o dabar atėjo laikas tau. Laikas atsipalaiduoti, subalansuoti nervų sistemą ir pasinerti į gilų poilsį. Mano balsas raminantis ir gydantis. Jis lyg lengvas vėjelis glostys tavo mintis. Mano balsas įves tave į stebuklingą miego kelionę, kurioje tavo kūnas atsipalaiduos, o protas taps skaidrus ir ramus. Įsipatogink. Užmerk akis. Pajaus, kaip tavo kūnas susilieja su lovos patalais, kaip jie apgaubia tave jaukia, šilumą spinduliuojančią aurą. Tai tarsi minkštas debesėlis, kuris saugo visą tavo esybę, nešdamas tolyn nuo kasdienio pasaulio. Dabar skirsi dėmesio kiekvienai savo kūno daliai. Įsivaizduok, kad tave gaubia stebuklinga auksinė šviesa, kuri lyg banga keliauja per tavo kūną. Ji išneša nuovargį ir pripildo tave ramybę bei lengvumu. Sutelk dėmesį į savo kojų pirštus. Pajausk, kaip su kiekvienu iškvėpimu jie vis labiau atsipalaiduoja. Nuovargis tarsi smulkūs smėlio grūdeliai tyliai nuteka į žemę, o su įkvėpimu tavo pirštai tampa lengvi, skaidrus lyg krištolo lašeliai. Perkelk dėmesį į savo pėdas. Jos visą dieną laikė tave, o dabar ilsisi. Pajausk, kaip per pėdas teka šilta, gydanti žemės energija. Ji tarsi švelnūs smaragdiniai upeliai, atgaivinantis ir pripildantis jas atsipalaidavimu. Su kiekvienu įkvėpimu pėdos tampa lengvos kaip plunksnos. Pajausk savo blauzdas. Įsivaizduok, kad jie supa minkšti, šilti debesys, kurie išplukdo visą dienos įtampą. Tavo kūnas vis lengvėja ir lengvėja. Atkreipk dėmesį į savo kelius. Keliai laiko tave tvirtai ir leidžia tau lankstyti savo kojas. Dabar jie ilsisi. Pajausk dėkingumą keliams. Įkvėpk lengvumo ir gaivos. O su iškvėpimu paleisk viską, ko tau nebereikia. Pajausk šlaunis. Dubenį. Tai tavo centras, tavo jėga. Įsivaizduok, kaip dubuo prisipildo aukso spalvos šviesos. Įkvėpk ir išskleisk tą šviesą po visą dubenį, o su įkvėpimu paleisk įtampą ir nuovargį. Perkelk dėmesį į pilvą. Tai virškinimo centras. Įsivaizduok, kaip tavo viduje dega mažytis gintaro spalvos ugnies kamuoliukas, kuris švelniai šildo, harmonizuoja ir nuramina tavo antrąsias smegenis. Virškinimo centras padeda virškinti tau ne tik maistą, bet ir visas gyvenimo situacijas. Padėkok jam. Su kiekvienu įkvėpimu tavo pilvas prisipildo gaivaus lengvumo.
širdies pratęsimas. Jos perduoda šilumą ir leidžia artimiausiems pajusti tavo meilę. Be to, rankos įmaterina visą tavo kūrybinį potencialą. Pajausk, kaip jos prisipildo perlų baltumo šviesa. O su iškvėpimu paleisk visą rankose susikaupusi nuovargį. Čia ir dabar rankos laisvos. Jos ilsisi bei užsipildo gydančią energiją. Pajausk savo krūtinę, joje plaka tavo širdis. Su iškvėpimu paleisk iš krūtinės sunkumą, kad širdis plaktų laisvai. Tavo krūtinė visiškai atsipalaidavo. O kaip jaučiasi tavo kaklas? Jis tarsi tiltas tarp tavo minčių ir širdies. Pajausk, kaip per kaklą teka krištolo skaidrumo vėsa, atleidžianti visas įtampas. Tavo kaklas atsipalaidavęs. Dabar atkreipk dėmesį į savo galvą. Tavo galva ilsisi ant švelnios pagalvės, o po ja plevena minkštas lengvas debesėlis, kuris išneša visas nereikalingas mintis. Ar jauti? Tavo veidas atsipalaiduoja, kaktos raumenys atsileidžia, lūpų kampučiai lengvai pakyla, tarsi su šypsena pasitiktų sapnus. Visas tavo kūnas atsipalaidavo. Pajausk dėkingumą savo kūnui, nes tik jo dėka gali pažinti gyvenimą žemėje. Tu jautiesi lengvai, skrendi su žvaigždėm. Tave supa švelni, mylinti visatos energija. Po akimirkos mano balsas nutils, o tu panirsi į sapnų karalystę. Rytoj ryte jausiesi žvaliai ir energingai. Mintyse padėkok savo, kad skyrei dėmesio savo kūnui. Jis stebuklas. Sapnuok šviesius ir gražius sapnus.